tapti Eurolygos čempionu. Čia yra turnyras aukščiausiam lygyje Europoje, aukščiau nėra, čia kaip čempionų lyga futbole ir ką reiškia? Čempionų čempionas. Čempionų čempionas, taigi pasaulio čempionas, čempionų čempionas. O štai čia mes turime visų laikų rezultatyviausią Eurolygos žaidėją. Taigi dideli plojimai Markusui Braunui. Markus, you already helped Žalgiris win a lot of trophies. Some of them are inside here, and I'm sure all the people really appreciate that, what you are doing. But what do you think about Kaunas, about Žalgiris, about Lithuanian people? Well, you know, it's a great place. You know, everybody's made me really feel welcome. I really appreciate the fan support. I've said all along that the fans are really, really special here, and they have something really special, so I really appreciate it. Na, aš norėjau paklausti Markuso Brauno, ką jisai galvoja apie Kauną, apie Žalgirį, apie Lietuvą. Jisai tiek jau mums daug iškovojo, padėjo iškovoti Žalgiriui trofėjų ir jisai atsakė, na tiesiog, kad šita vieta, šitie žmonės, šitie fanai yra ypatingi ir specialūs. Ir jisai tiesiog džiaugiasi čia būdamas. Na, and what do you think about, what does trophy mean to you? Well, you know, obviously it means bonus, but I mean, it's just a great thing to, you know, to be able to share it with the team and the city and the club. I mean, it's, you know, it's great, it's what we play for. Taigi, sakė, trofėjus jam yra tik tai pliusas. Svarbiausia yra, kad lošiama už žmonės, kiekviena pergalė yra svarbi ir trofėjus yra tik tai pliusas prie viso to gerumo, kas yra jau čia. Taigi, aplodismentai mūsų gerbėmiesiams žalgiriečiams.